Tęsime pokalbių ciklą apie orientyrus pokyčiams ir šnekučiuosimės apie tai, kas padeda atlaikyti išbandymus pokyčiuose. O mano pašnekovė Asta Petrušienė, deserto klubo savininkė ir vadovė, kuri prieš 3 metus išdrįso išeiti iš samdomo darbo ir atidaryti savo verslą. Labas, Asta. Labas, Rasa. Labai smagu, kad naujų metų pradžioje sutikai ateiti, apmastyti savo veiklą. Ir pirmas tavo klausimas tau yra, tai koks tas buvo 3 metų kelias? Kodėl tai yra pokyčiai? 3 metų kelias sudėtingas turbūt buvo ir sunkesnis negu aš tikėjausi, nes matyt, kad turi būti optimistas, kad pradėtum judėti pokyčių keliu. Nes jeigu iš tikrųjų žinotum, kas laukia, racionaliai galvojant, tai turbūt, kad niekada nejudėtum. Tai turi turėti ir to optimizmo ir naivumo. O jeigu per metaforą palygint, tai vat šiandien dienai mes turim tikrą žiemą už lango ir tas 3 metai yra labai panašus jausmas, kaip važiuoti automobiliu dabar. Ir rizikinga, ir nežinai, ar nuvažiuosi, kada nuvažiuosi, reikia kantrybės, bet vaizdas per langą labai gražus. Tai va toks palyginimas su panašus jausmas yra, kur labai daug neapibrėžtumo ir labai mažai ką kontroliuoji iš tikrųjų ir tiesiog turi tikėti, kad viskas bus gerai. Man dabar kyla klausimas toks pirmas ir esminis. Tai kame yra patys sunkumai tau versle? Kame patys didžiausi iššūkiai, išbandymai? Turbūt, kad nėra nieko virš tavęs, kas tau užduoda kažkokį toną. Iš tikrųjų, tu pats savo užduodi toną. Kiek dirbti, ką daryti, kur judėti, ko nedaryti. Ir daug sprendimų iš tikrųjų, ir atsakomybės. Ir be abejo, kad darbo krūvis yra tiesiog milžiniškas, nes pradžioj tu darai viską, ką gali daryti maksimaliai. Nes tavo finansai jie nėra tokie, kad tu galėtum sau leisti samdyti daug žmonių ir mokėti atlyginimus jiems. Tai realiai labai daug sukrauni ant pačio savęs. Man dabar atėjo tokia labai įdomi mintis apie atsakomybę, apie žmogišką atsakomybę. Kaip tik šiomis dienomis rašiau tokius straipsnius ir su ChatGPT iš įvairių kampų prašiau jo sutvarkyti stilistiką, paaiškinti prasminius dalykus ir jis gali vienam mano klausimui pasiūlinti 10 variantų, nežinau, turbūt 100 variantų. Ir pražaidusi taip keletą dienų, staiga aš supratau, pas jį nėra žmogiškos atsakomybės, nes mes vis tiek, kaip pradedam tam tikrą idėją, sumanimą, mes savotiškai laikom lauką ir mes turime vieną trajektoriją ir jų nėra dešimtimis. Ir turbūt, ką tu dabar kalbi, man daugiau siejasi, kad toks didžiausias sunkumas yra prisimti žmogišką atsakomybę už savo sumanimą, už savo trajektoriją. Taip. O kitas dar pratęsiant atsakymas į klausimą, kas sunku, tai turbūt, kad komandos žmonių kaita. Aš esu dirbus ir samdžius ir turėjus komandas, tai pas mane anksčiau žmonės dirbdavo ilgiau. O šitoj rinkoje, kuri man nauja ir nepatirta visai, žmonės pakankamai greitai juda. Ir tada, jeigu tu nori išlaikyti stabilumą, kokybę ir panašiai, tai realiai tau yra sunku, nes jie keičiasi, tu vėl turi mokyti, tu vėl turi apie tos pačius dalykus kalbėti ir su nauju žmogum vėl turėt kažkokią viltį, kad tas žmogus dirbs ilgiau. Tai šitas turbūt irgi iššūkis yra ir aš kol kas turbūt, kad neturiu atsakymo, kaip spręsti, bet matyt, kad eigoje atsakymas bus. Ir aš labai noriu sukurti tokią įmonę, kurioje darbuotojai dirbs ilgiau negu kad rinkos vidurkis. O kaip tu reaguoji, kad ateina naujas žmogus ir po kelių savaičių sako, žinai, aš susiradau vis dėlto geriau apmokamą darbą. Koks čia įvyko tavo asmeninis lūžis? Tai iš pradžio aš labai asmeniškai reaguodavau ir dabar turbūt nėra lengva priimti tą informaciją,
Bet iš kitos pusės aš suprantu, kad aš esu sistemos dalis ir jeigu, pavyzdžiui, pas mane mažėja komanda ir man nesiseka surast naujų žmonių, vadinasi, man užtenka tiek, kiek lieka žmonių. Ir matyt, kad gal ateina kažkoks kitas metas, kažkas keisis. Ir aš kol kas nesuprantu to vat pokyčio, bet matyt, kad pas mane jisai yra vykstantis. Tai aš dabar kažkaip labai daug ramiau priimu naujienas ir kažkaip su kiekvienu ateinančiu žmogum vis tiek kažkas naujo atsineša į organizaciją. Tai čia vat gali ir minusus matyt, bet ir pliusų yra tame. Ir dabar klausydama tave pagalvoju, pas tave toks pasikeitimas vyksta, kai žmogaus įpratusio kontroliuoti situacijos, kad viskas turi būti taip ir įvairiais būdais stengiasi prie tos situacijos pritraukti išorę, tai dabar pas tave persivertė ir tu adaptyviai žiūri. Jeigu aplinka keičiasi, pasikeičia informacija ir kaip tu sakai, matyt, tas pliusas yra per naujus žmonės į sistemas atsineša naują informaciją ir ta informacija, kuri nėra stereotipinė, nes dažnai organizacijose būna žmonės, kai labai ilgai dirba, jie įsišaknyja į organizacijos paternus ir jiems yra labai sunku pamatyti naujus dalykus. Ir matyt, žinių radijo klausytojai, beklausydami mūsų laidos, ypač tie, kurie labai pergyvena, kai žmonės po metų išeina, tai yra geras rezultatas, lyginant su tavim, kaip pas tave žmonės būna ir po kelių savaičių ar kelių mėnesių išeina. Taip. Ir atrodo, kad viskas sutampa, bet vėlgi, pavyzdžiui, pirmi žmonės, kurie atėjo į organizaciją, paskui pakeitė profesijas. Iš konditerių tapo visai kitų profesijų žmonės. Tai man atrodo svarbu suprasti, kad kiek tai susiję su organizacija, kiek yra susiję su tai žmonėm. Tai vėlgi nebūtinai pas tave yra kažkas blogai, tiesiog yra tokia tendencija, kurią aš matau. Kad žmonės pas tave dažnai ateina pasitikrinti, ar jie turi tam pašaukimą, ar vis dėlto jų kelias kitas yra. Yra ir šitas momentas. Iš kitos pusės pas mus viena iš paslaugų yra desertų prenumerata, kur kiekvieną mėnesį keičiasi desertai. Ir aš taip galvoju, keičiasi ir keičiasi tie desertai, keičiasi ir keičiasi. Ar tai nėra susiję paskui, kad ir, nes jeigu vienur keičiasi ir kitur keičiasi. Tai aš vis pamastau apie tai, kokia yra priežastis ir kiek tai susiję su manim. Man dabar viduje tokia keista mintis atėjo, gal iš tikrųjų tavo verslo DNR yra nuolatinė kaita, kaip tu sakai, pas tave nuolatos keičiasi produktai, desertai ir tada reikalinga, kad ir žmonės keistusi, kad tu pati keistumės, nes jeigu žmonės nesikeičia, tada mums labai yra sunku keistis. Taip, gali būt. Tikrai nepagalvojau, kad pokalbis gali tą linkme pakrypti. Ir dabar noriu užduoti klausimą tuose pokyčiuose ir didesniuose ir mažesniuose, kas tau padeda atlaikyti sunkumus. Nes būti nuolatos pokyčiuose arba kaip tu paminėjai gražią metaforą, kaip žinom, kad būna kitą kartą žiemą keliai labai slidūs ir kaip tu važiuoji ir nežinai, kas laukia ir tas atidumas ir kai kada kamščiai didžiuliai susidaro, kaip griūna numatyti veiksmai, projektai. Kas tau padeda atlaikyti sunkumus, kurie iškyla dabar versle? Gera mano pačios savijauta, ramybė, geri santykiai, geras maistas, geras poilsis, geras miegas ir toks, net nežinau, toksai elementarus turbūt pasirūpinimas, kad apsupti save visais šitais gerais dalykais. O kitas dalykas, man labai padeda lindimas į šaltą vandenį. Nes jeigu tu gali susitvarkyti su savo galva ir įdėti savo kūną į šaltą vandenį, tai ir nutikus stresiniai situacijai, realiai tu gali su ja susitvarkyti pakankamai ramiai. Tai man tokia, aš nesąmoningai pradėjau eiti į šaltą vandenį ežero, bet paskui supratau, ką tai duoda ir kaip stipriai man tai padeda. Be abejo, gamta, buvimas gamtoje ir iš tikrųjų daug negalvoti.
Nes jeigu galvosi, pergalvosi, šitoj vietoj, man atrodo, protas jisai yra svarbus, suskaičiuoti ten kažką sudėlioti, sustrateguoti, bet galvoti, man atrodo, kad man padeda, kai aš galvoju mažiau ir iš viso mažai galvoju. Dabar savo viduje šypsausi. Iš principo, kaip tu kalbi, kad sunkioj situacijoj, sudėtingoj situacijoj tau padeda gera būsena, tai nu, turbūt visuomenės normų plotmėje tai yra atvirkščias mąstymas, nes daugumas iš mūsų mąsto, nu tai palauk, dabar viską susitvarkysiu, o tada jau rūpinsiu savo būseną, ne? Ir tada mes įkrentam į tokį užburtą ratą, vis sakom, nu dar savaitę būsiu strese, padirbsiu, o tada jau skirsiu laiko, kad aš gerai jausčiaus ir būčiau patenkinta nuo gyvenimo, o paskui tai atvirkščiai gaunasi. Matai, kas yra, aš esu kuriantis žmogus ir kad kurti, aš turiu gerai jaustis. Aš negaliu kurti būdama susierzinusi arba stresinėj situacijoj ar labai nerimaudama. Tai aš negaliu kitaip, aš neturiu tokios, nu, ta prasme, aš neleidžiu sau būti tiek daug stresinėse situacijose, kiek kad galėčiau, nes nu ten įkrenti ir tiesiog gali murkdytis. Taip. Ir dabar labai daug dalykų parodo neuromokslų tyrimai, kad žmogus būdamas geroj būsenoj, jis iš principo aplinką tiesiog veikia, nes mūsų būsena tiesiogiai veikia aplinką. Lygiai taip pat kaip dabar atsiranda neuromokslo tyrimai, kad būtent ta aplinka, kaip grožis, tvarka, jinai veikia mūsų smegenis. Tai reiškia šiandien kreipti dėmesį tiek savo būsenui, tiek kokia aplinka yra aplinkui, yra labai svarbu ir tai nėra atvirkščias galvojimas, tai yra būtent tinkamas galvojimas, kuri leidžia žmogui padėti sau naujai pažiūrėti situaciją. O dar noriu klausimą užduoti trečiam tavo posūkiu, kad tu stengiasi negalvoti. Čia turbūt irgi iš šono klausant, tai kaip sudėtinga situacija, turi galvoti, su visais kalbėtis, klausinėti, ieškoti sprendimų, viskas vyksta galvoje, o tu sakai negalvoti. Tai man ir čia yra klausimas, kaip tau atrodo, kodėl negalvoti, o dar svarbesnis klausimas, kaip tau pavyksta tokioj situacijoj išjungti galvojimą. Vat sunku pasakyti, kaip pavyksta. Nežinau, aš kažkaip nežiūriu labai ilgoj perspektyvoje turbūt dalykų. Nu, rutinoj, toj kasdienoje. Man diena yra diena. Diena baigėsi, diena, pavyzdžiui, buvo sunki, aš einu miegoti ir ryte atsikeliu ir man vėl nauja gera diena. Ir kažkaip neprisiriš prie kažkokio ilgo laikotarpio. Taip pačiai vat kažkokių strategijų, tam planų, skaičiavimų pas mane yra labai minimaliai. Nes realiai tas neapibrėžtumas, kuris šiandienai pas mus yra, jisai vis didėjantis. Tai tau strateguotis, planuoti, galvoti stipriai į ateitį, tau tiesiog yra laiko švaistymas. Tai aš kažkaip judu tokiais nedideliais žingsniais, ta kryptimi, kurią noriu judėti, judu pagal tai, kur man įdomu, būtent kur mane traukia ir tokiu būdu susikuria dalykai, produktai arba desertai arba nežinau kažkokios paslaugos, kurių nėra arba kažkokios jos naujos yra ir tada tu tarsi esi naujų dalykų kūrėjas. Tai va tas negalvojimas, jisai, aš nėra taip, kad niekada negalvoju, be abejo, kad yra momentai, kur reikia galvoti ir protas puikiai veikiantis yra ir naudingas. Bet man atrodo, kad jisai pasiūlo tam tikrus dalykus, kurie jau yra buvę. O jeigu mes norim kažko naujo sukurti arba turėti savo gyvenime, tai man atrodo, tai neateina iš praeities, tai ateina iš ateities, o protas nežino, kas bus. Tai man to vietoj norisi įvardinti, kad man atrodo tavo toks veikimo būdas yra pasikeitęs ta prasme, kad tu labai veiki adaptyviai, kaip senoviai žmonės ir gyvendavo pagal gamtos ciklus, pagal ritmą, pagal savo pajautos intelektą, kad būtent nuo to, kas aplinkoje yra, tuos dalykus ir darau ir matyt, tai yra vienas iš būdų
atjungti galvojimą ir, kaip tu sakai, kiekvieną rytą atsikelti ir pažiūrėti naujai, o jeigu vakare labai pavargęs esi, pasakyti, nu, pažiūrėsiu rytoj, kaip man čia reikia adaptuotis. Mes dabar kalbėjom daugiau apie tokius verslo iššūkius ir atėjo mintis, o kokie yra asmeniniai iššūkiai, nes kai man tenka kalbėti ypatingai su jaunom moterim, kurios jau turi susikūrusias gerą poziciją darbuose ir būna pokalbių, norėčiau kažką tai savo, norėčiau laisvės, bet tada malonumų nebeturėsiu, tada susispausti reikės, tada laiko nebegalėsiu skirti tam, kas man patinka. O pas tave kokie asmeniniai iššūkiai ir kaip tu su jais tvarkaisi? Tai asmeniniai iššūkiai iš tikrųjų iš vienos pusės yra finansiniai, nes, nu, tu gyveni gyvenimą, kokybišką, komfortišką, realiai nusipirki viską, ką nori. Ir ateina va šitas etapas, kai tu nusipirki tik tai, ko tau labai labai reikia. Ir gyveni su tuo, bet iš kitos pusės tai, ką tu darai, yra ant tiek prasminga ir taip tave motyvuoja, kad tu sutinki su šituo etapu ir su to etapo taisyklėmis. Tai turbūt, nu, va, tas finansinis galimybių sumažėjimas yra. Ir iš kitos pusės turiu šeimą, turiu 2 vaikus ir labai daug dirbu. Daug daugiau dirbu negu kad anksčiau. Tai vėlgi turėti palaikymą iš šeimos ir tokį realų palaikymą be priekaištų, su supratimu ir su geru pasitikimu, kuomet aš grįžtu namo. Nežinau, kaip šitas pavyko, man taip pasisekė, bet aš visą tai turiu ir iš tikrųjų tai yra vienas turbūt iš esminių dalykų, antros pusės palaikymas, nes jeigu kiekvieną dieną grįžus gaučiau dozę priekaištų, nu, tu vis tiek žmogus ilgai psichologiškai, nu, neatlaikytum tiesiog. Tai tas labai svarbu yra. Ir nepavyktų tada turėti geros būsenos, ką mes kalbėjom pirmoje dalyje. Ir kalbant apie tai, kad tau finansinius sunkumus padeda ištverti prasmės jausmas, aš noriu paklausti, kaip tau tai atrodo tavo būsenoje? Mes žinom, ką reiškia žodis prasmė, jin yra abstrakti, bet labai įdomu, kaip tai įvyksta, kad tau, kaip tu, atsimenu anksčiau, kažkada esi minėjusi, kad buvo laikas, kad net neturėjai pinigų manikiūrui ir kaip tau atrodo, va tuo momentu, kaip tu kažko negali nusipirkti, tau persverčia per prasmingą būseną. Kas tai yra? Tai yra galimybė savo idėjas realizuoti gyvenime. Kai aš turiu idėją, jinai gyvena pas mane, jinai gimsta pas mane ir aš tada paleidžiu ją į gyvenimą ir matau ją realybėje. Tai yra toks jausmas, nu, jisai tiesiog yra nuostabus. Ir kitas dalykas, tai kas gimsta, man labai patinka, man labai gražu yra. Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyksta tokius dalykus sukurti ir aš turbūt niekada nesitikėjau, kad aš galiu tai padaryti. Tai man vystant desertų klubo veiklą niekada nekilo prasmės klausimas, nes anksčiau jisai kildavo. Aš dirbau didelėse organizacijose ir tikrai vertinu tą patirtį kaip labai naudingą, visokių etapų buvo, bet tikrai yra buvę ne vienas kartas, kai aš sėdžiu kokiam susirinkime ir galvoju, ką aš čia veikiu. Čia mano gyvenimas, čia aš sėdžiu ir čia taip mano eina laikas. Tai tokių klausimų šiandien dienai man nekyla niekada, nes aš pati reguliuoju savo dienas, kur aš su kuo susitinku, ką aš veikiu, kuom aš gyvenu. Tai tas, kaip pasakyti, yra ta laisvė, bet laisvė niekada neina be atsakomybės ir kartu eina didžiulė atsakomybė. Tai vat, tai susiję yra ir viens be kito niekaip.
Man dabar ateina pamąstymas apie Platono prašytą reiškinį, kad yra demurgas, tai yra, kad yra žmogiškasis ir dieviškasis. Kitaip tariant, tai yra galimybė, gebėjimas kurti arba gimdyti. Ir jis ten labai gražiai aprašo, kad kaip amatininkas yra, kaip jo galvoje gimsta tam tikras pavidalas, sumanymas ir to pasekoje realizuojasi tam tikras dirbinys, tai yra iš principo kaip gimdymo reiškinys. Ir tada gaunasi, kaip mes turim galimybę realizuoti savo sumanymus, mes nuolatos per save gimdom ir turbūt pagimdydami projektą ir matydami jo įsigyvendinimą mes patiriam tą patį jausmą, kaip moteris pagimdo vaiką, iš pradžių aišku išnešiojo ir kaip tas įvyksta gimdymas ir mato tą kūdikį ir tas didžiulis pasitenkinimas, tai per savo sumanymus, idėjus, projektus mes taip patiriam labai dažnai ir tai negalima lyginti su jokiais pinigais ir pinigų trūkumais. Ir ką dar pabaigai pasakytum mūsų klausytojams, tai kaip ištverti tos sunkumus? Paskutinis sakinys pabaigai. Ieškoti malonumo kasdienoje. Džiaugtis tam tikrais dalykais. Man, pavyzdžiui, tikrai kaip anekdotas gal skamba, bet tikrai buvo etapų, kai man malonumas būdavo įsėsti į geresnę negu mano vyro mašiną ir pravažiuoti su ją. Ir pasidžiaugti. Tai tiesiog rasti momentų pasidžiaugti, nepaisant kokios yra aplinkybės. Tai ačiū, Asta, tau labai už pokalbį. Ačiū, Rasa.